Taip, čia Lokio štugų kampelis mažas. Kanistras vatas, iš kurio pylė kurą. Iš štūgus. Rastas tankė čia. Tankė, aišku, rastas. Dar Hebra iš tikrųjų matė, ta štūgas, kai važiavo, išmetė tą kanistrą, užsipylė ir išmetė. Va. Ir toliau visas grožis Lokės. Kaip čia vadinasi tas muziejus? Nes jau dar. Lokės muziejaus be pavadinimą. Daug gražių vietinių eksponatų. Matai. Su ženklais, su varnom, kaip saka, ar pas jūs su vištom saka. Nu, tas pats. Ant tanka buvo. Jo, ir vikšrai ant tanka buvo. Žirklės, vikšrai dar restauruojami. Žodžiu, viskas bus greitai atidarimas su fiesta. Vasarą te bus. O vasarai vanuosis. Ir aišku, gaunam šiandien dovanų iš muziejaus Lokės štugo. Šiek tiek, dar šiek tiek. Kažkokia kilpa 26, ne, ant sparną. Ai, ten lopetai, prikabinimas. Viskas į temą. Su dovanom grįšim iš Lokės. Nu ką komentuoti šitą? Kurą daitų šitą? Tai tu 26, nu. Žemėj, kurą? Čia ant sparno lopetos kastuva, tvirtinimas. Jo, 26, nuo Lokės. Labas. Aš buvau vaidinas? Ne vaidinas, čia tu 26. Taip, karalius tu 26. Lokės 41 metų tankų mūšio. Va toks va puikus, mažas, dailus fragmentas. Ant mano tanko bus priknėdytas. Va, aišku, matos, kad priknėdytas būtent. Sakau. Šio, ačiū. O prašau, ir laimingai rinkaliam. 3 dovanėlės čia ir judam toliau į mišką. Atrodo 26. Nu, nebus 26.